Labas rytas, mes vėl keliaujame į mišką, ypatinga Lietuvai proga, vasario 16, valstybės atkūrimo diena. Vasario 16 proga pamėginsim šiandien eiti 16 km. Ar pavyks, nežinau, bet mėginsim per 3 miškiukus važiuoti. Viename esam buvę, kituose 2 ne. Dabar keliaujam palei griovį, nes griovys patvynęs. Daug sniego buvo, daug ištirpusio sniego. Žiūrėkit, kaip upės patvynusios. Prieš 2 savaitės buvo paprastas griovys, kur peršokt galėjai. Dabar nežinau, nebent su ietim bubka tik peršoktų. O kaip medžiotojai pasidarė, bebram tiko į pasavą šaudymo angą. Girdėk išniokščia, kai Kalnų upė bus užtvanka kažkur šalia. O, krioklys. Kalnų griovys teka. Prieš 2 savaitės šiandien niekiek nebuvo vandens, lipome per lipom. O dabar reikia per Romėnų tiltą. Tai jau 100 laiko. Matai, drėgmės gavas sniegs ištirpo, nebetraška. Na. Pirmasis šiandienos radinys. Nežinau, kieno čia galėtų būti tokia dydžio. Žolėdis, gal stirnikės kokios patelės. Nes tokie dantis kitų kauliukų nesimatė. Taip, jūs visiškai teisės. Čia ne meškos pėdas. Išėjau ant vokų ir radau barsuko pėdas. Pažiūrėkit, buvo labai aiškiai atipaudusios. Nagučiai kokie. Ir jisai čia naktį išėjęs kažkur. O dabar prasideda lietutis, kas visiškai neprognozuota buvo. Tolumoj vokuose man už nugaras yra 7 elnių banda. Ir pagal dydį lyg ir 2 patinai, bet jie jau be ragų yra. Ir prieš tai matėm 6 elnius iš tolo. Irgi buvo 1 patinas prie jų, nes daug didesnis, irgi be ragų. Žiūrėkit, medelis kaip nuvarytas, žievė šuopia, tai nesenas ir aukštis, stirnai be šansų atsiekti, apie 2 metrus. Tai gali būti elnias, gali būti briedis. Vaikštam tarp tokių lazdynų ir labai daug tų nugraužimų. Šitam kvartaliuke dar nesam buvę, tai nauja vieta visada įdomu yra. Ir matosi goliukai, bet tie goliukai tai stirno jau kažkaip šiemet jau daug tokių matėm, tai nebestebina. Ir pats miškelis tai labai įdomus. Tokiu gražiu miškiuku ėjau, daug pripėduota elnio ir išmindžiota daug. Ir noriu toliau prieiti prie jo griovio, kurio tikrai neįveiksim. Nors ledas yra, bet jisai iš karto lūžta. Tai teks daryti apylanką. O, ką gražių pėdučių elniukai pripėdavę. Kai kur dar yra sniegų. Ne visur, bet yra. Kad kaip sunkiai, bet sezonas atidarytas. Su seniuku, ragiuku briedžia. Būčiau praėjęs, gulėjo kažkaip taip ir įeidamas su koja užkliūdžiau, nes jau biški nusivylėm šitiek išėjimo
nieko nėra. O dabar va, viskas tas. Bet tik pirmas miškas. Nu va, šio sezono atsidarimas įvyko, kukliai, bet įvyko. Gerai, kad koja užkliuvo už ragą, o tai būčiau ėjęs ir praėjęs. Tai va, einam toliau. Tai šitą ragelį radau va tokioj pievoj. Griovys, miško pakraštys, ir čia miško kampė pieva tokia. Ir varagiukas. Antro net nesitikiu rasti, kadangi čia ne šiemetinis, gal net pernykštis ar užpernykštis. Todėl daug čia nešukuojam. Žiūrėkit, kokį bokščiuką radam. Bet čia jau turėtų būti medžiotojas ekstremalas, kad į tokį galėtų įlipti. Jis jau turbūt senokai nebenaudojamas, nes perpuvęs visas. Kažkada buvo tvirtas. Išeinam iš miško, o čia sodyba kažkokia sena. Einam, pažiūrėsim į sodybos kiemą. Aplinkui stirnų guolių pilna. Čia visiškai apleista ta sodyba. O čia atvažiuoja vasarom kažkas. Keliukų kaip ir nėra. Žiūrėk, ąžuolas kokia senuma. Einu malku paimsiu iš malkinės. Malkinė biškį neatlaikė vėjo. Ten jaučiu, negi čia troba buvus, kad čia tokia kaip pirtelė atrodo. Aukštai langiukai kokie maži. Ką langai neiškristų. Žiūrėk, kad rakinta. Kabliai. Netamsu. Tai va, buvom toj sodybai. Pasirodė, jinai gyvenama. Tai šoka šeimininkas visas piktas. Kas esat žiūrėję Wrong Turn filmą, tai kažkas panašaus. Kolega sako, gerai, kad netamsu buvo, nes būtumėm išsigandę. Tai pašnekėjom, gyvena sodyboj vienas. Jokio kelio nėra iki jos, tik takiukas peškom praeit. Ir gyvena gamtos apsupty žmogelis. Dar gavom informaciją, kad sakė, šitą miškę briedžių nėra matęs jau kokį 10 metų. Šernų irgi nėra, tik stirnas ir elniai. Elniai irgi paskutinį metu sakė kažkur laikos toliau. Prieš tai buvo prie pat sodybos. Čia buvo irgi drebulės, nu ir atsistojo du ragus. Da, vienas trofėjus. Nežinau, pagal dantis tai tikrai žolėdis. Ar gali būti čia stirnas? Tikriausiai, kad stirnas. Palikim ateities kartom. Turim problemą grandę. Mašina jau nebetoli, bet mums kelią pastoja grioviai tokie tiek vandens. Tai griovys tai kaip upė potumą. Taigi pirmą miškiuką aplankėm. Praeitą biškį virš 9 km. Tas pats vienas trofėjus. Ir dabar važiuojam į kitą miškiuką. Tai jaučiu, kad 16 km iššūkį šiandien turėtumėm drąsiai įvykdyti. Atvykom į antrą miškiuką. Kol kas čia nieko gero nerandam, išskyrus elnių šudukų. Vaikščiosim, žiūrėsim, ką rasim toliau. Nugraužimų yra, kažkiek šudukų, bet nėra taip, kad būtų didelį žvėrių takai. Čia turbūt gal mažesnė ta žvėrių populiacija. Arba dar nerandam, kur jie
Čia vaikštavo galiukų. Trofėjus su visa galva ir su ragais. Čia norėjau parodyti jums lepčiuką per griovį. Išdrįstumėt jo praeiti? Aš irgi ne. Nes taip. O čia griovys, kaip upė. Tokios trofėjus šalia guli. Pamėginkim išeiti laukus. Ką čia gera, gal čia ką nors pamatysime. Nėra tik tai įdomu, kam tas lieptas padarytas. Toksai tikrai ekstremalus. Iš laukų kokiais opeliais bėga ir nuspalvina visą vandenį rudas. Griovys pilnas, jo kirsti neįmanoma, tai keliauju palei tą griovį. Šiaip galiu pasakyti, šitas miškas niekam tikęs. Dabar apsuku tokį ratą, eisim link mašinos ir keliausim į kitą mišką. Biškį papuolėm. Varam nepalikdami pėdų. Bet judam link mašinos, tai pasirinkom trumpiausią kelią. Ar jisai geriausia, tai neaišku. Jeigu išbrisim sausį, tai išbrisim. Nu, jau matas krantas. Laukybė matos. Atvykom į mišką numeris 3. Nežinau, pradžia labai tvarkinga to miško. Dabar jau kažkiek įlindam, paėjom aplinkui pilna va visokių išvartų. Prasideda elnių šudukai, guoliai. Bet mėginsim lyst giliau. Šitą miškę nesu buvęs. Gal rasim kokias pievas, šuotas, kur galėtų jie tikrai būti ir laikytis. Gal išeisime kokią palaukę, kokie rapsai bus. Nes ten, kur rapsai, ten daugiausiai ir laikas į pavasario pusę elniai. Padėjavom, kad čia nieko nėra. Prieš žūdamas dar spėjo krūvą palikti. O čia yra, nežinau, galbūt elnio, dantis dideli, tikrai ne briedžio ir tikrai ne stirnas. Žiūrėkit, kokių kaulų radom. Neaiškino keliuose. Čia didelė kažkano. Podai yra, užsivirė kažkas. Va, čia kojų, čia šonkaulė tokia dydžia. O, čia vyga, čia daug tų kaulų, tik palapais. Va, šaunikaulis. Didelis aikščiavas. Žiūrėkit, tai va, visas stuburas buvo. Nežinau, pagal kumpį žiūrint čia arba karvės, arba briedžia kokia. Šlaunikauliai, buvo dukauliai, va, žiūrėkit kokie. Galvos nesimato. Gal matysi čia pjauta. Tai va, tokios įdomybės. Tokių dalykų čia radom. Nes gvazdikauliai tikrai didžiuliai. Vyksta laužo įkūrimas. Ruošiamės pietauti. Šiek tiek atsiliekam su pietais, nes jau po pirmos. Gamtoj viskas skaniau yra. Gerai, kai radom laužavę, tai jau kažkas buvo kūrenę.
išorė per karštą, pakąst negali, bet vidų šautas. Boružėlė vaikšta, gyva, vasario 16. Šiandien matėm vieversį. Ir giedantį, ir skrendantį. Tai va, bet reiks apsisiuoti, kad neatsitiktų bėda. Ne, jau čia. Žalikučiai užtirpėmis į sniegį. Ką, pavalgiam, žygiuojam toliau rinkti kilometrų. Vasario 16 proga mums dar reikia apie 4 kilometrus praeiti, tai tą dabar ir darysim. Čia kokia įdomi duobė. Pamin, čia buvo kažin iškasta. Medžiai suvirti, ar čia slėptuvė kokia buvus. Oda pamatysi. Su gimtadieniu Lietuva! Sveikinam su valstybės atkūrimo diena. Tokių įdomių vietų randam prikasinėtą. Ir nežinom kas, gal čia palei buvusios sodybos tokius pamatus gal. Su metalo detektoriais mėgėjai prikasinėja. Visur kaip kad buvęs namas. Kažkas panašaus su kontūra. Tai žiūrėk, va, kur aš stoviu, čia kažkoks pamatas buvo. Čia tai reina. Čia bus tai aišku su tais detektoriais. Metalistai. Vykdom pažadą 16 km įveikti. Liko apie 2,5. Jau pakankamai pavargom, bet įvykdysim. Ir Eglinė, tokiam tankiam prieinam dar vienas buvusius pamatus, tai čia taip visai įdomu daras. Šitą miškę esu buvęs, bet šitų pamatų nebuvo užtikęs. Įėjimai, išėjimai iš abiejų pusių. Kadaise va, akmenis buvo. Nu, čia įdomu. Radom ant kelmo padėtą nuo katilo dalis kažkokia. Čia dar kažkokių va metalų pridėta. Ir čia grynai buvo nuo špižinio didelio katilo. Tai čia metalo ieškotojai, ne metalo ieškotojai, o su metalo detektoriais, kurie ieško istorijos pėdsakų. Tie, kas ieškojo žemėje kažko įdomaus, radavo pasakas pakabino. Ir ko tik čia nerasi, va, radom. Būt prie upės, sakyčiau, žeberkos. Dabar šakės vidury miško. Nu, nežinau, ką čia galim kabinti, apsidairykim aplinkui. Nu, nežinau, ką čia galėtum kabinti. Šakės. Tai va, baigiam apeiti visą 16 km, labai nedaug liko. Ir jau lendam iš miško, misija įvykdyta, 16 km, sveikinimas Lietuvai su valstybės diena. Tai tiek, iki. O jūs nepamirškit paspausti laiką ir prenumeruokite kanalą.